Surski, vat jūs, kaip politologas, nemiegantis naktimis dėl rinkimų, kaip vertinat tokią situaciją, jog Juozas Oleka pakliuvo į Vilniaus miesto tarybą? Vertinu teigiamai. Jis net iš 11 vietos nureitinguotas į 3. Tai puikiai vertinu. Ilgametis politikas, 2 kartų Lietuvos krašto apsaugos ministras. Dabar, kaip, reiškiasi, Doneckiai vyko paliaubos, tai galima tą ministeriją palikti, taip sakant, savieigai ir eiti tempti Vilnių už ausų iš skolų liūno. Čia ne tas Olekas. Ką reiškia ne tas? Juozas Olekas, sąraše parašyta aiškiai be klaidų. Aš balsavimo kabinoje pusvalandį skaičiau, tas pats Juozas Olekas, aš tik tai pasipiktinau, kad jis labai toli nugrūstas į 11 vietą, tai reitingavo į pačią pirmą. Čia ne tas Olekas. Juozas Olekas, ką jūs čia man įrodinėjat, kokį šią sąmokslo teoriją pučiat, jūs išgama, nelaiminga, ką jūs čia man užsiimat kažkokiais tai propagandom, kažkokį klonavimą sugalvojote. Taip, Juozas Olekas, sūnus, nei patirties, nei išminties, tik vardas ir pavardė. Tai čia ne tas Olekas su babučka, jūs norit pasakyti, ne tas amžinai apšepęs socialdemokratų Olekas su babučka? Tai jūs norit pasakyti, kad ašai, pusvalandį praleidęs balsavimo kabinoj, buvau apgautas. Aš ten tiek kruopščiai buvau, toj už užuolaidos, kad net komisijos nariai man pradėjo tampyti už užuolaidos, sako, ponas, ką jūs ten taip ilgai darom, tik žiūrėkit, nepriterškit mums ten. Jūs išrinkote nauneimą vardu Juozas Olekas. Žinokit, dar ir anūkas yra Juozas Olekas. Kas čia per giminės vertikalę gaunasi? Kas čia per Olekų valdžios pagrobimas pavardės būdu? Maža to, sūnus Juozas Olekas yra irgi medikas, o anūkas Juozukas Olekas mokykloje lanko sustiprintą medicinos klasę. Tai čia yra visiškas Lietuvos apgaudinėjimas. Kaip taip galima? Tai čia, kol išsiaiškinsi, už kokį Oleką tu balsuoji, uždarys visas balsavimo apylinkės. Ne, einu pasvaigausi, kad simsiu savo balsą. Taip negalima. Ot raudoni lervos, ot sabakos apgavikai komunistai. Na, žinokit, aš irgi šiaip taip ant to paties išsidūriau.